Gal dabar kokio laidoje, žinai, arba... Pakeliu. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Jum Eimantas skambina iš tokios renginių įmonės. Mes, kaip žinote, galbūt Žalgirio arenoje ketvirtadienį organizuojam didelį renginį ir labai norėtumėm Petrą jūs pakviesti. Kaip išskirtinį svečią. Čia Kaune? Kaune? Jo, Kaune, žinokit, būtų. Mes galėtumėm atvežti jūs, galėtumėm pamaitinti, galėtumėm viešbutį duoti, galėtumėm net kaip čia. Tai jeigu tiek daug visko duosi, tai reikia važiuoti. Reikia važiuoti būtinai. Tai renginys prasideda, žinokit, 7 valandą. Įsivaizduokit, atvažiuojat su limuzinu, mes juos galėtumėm atvežti. Labai daug spaudos, labai daug žurnalistų. Gal man su Pabėda atvažiuoti? Nu, galite ir su Pabėda. Mes šiaip suorganizuosim viską, suprantat. Bet esmė, Petrai, aš tiesiog, suprantat, jau daug metų dirbau renginių organizavimo reikaluose ir atsivežam eilę metų jau labai gerą mūsų kaip ir tokia tarptautinė žvaigždė, tai būtų Eltonas Džonas. Problema pidrastas, ne? Na, nežinau, ar kaip čia taip dabar. Nu, taip sakoma, žinot, bet ar čia bėda? Ir aš dabar, kas ir atvažiuoju tą renginį Eltono Džono. Taip. Nu, tiesiog išskirtinis kaip svečias, paplojat, parėkaujat, aš nežinau, kaip... Kad kitas koks būtų, tai galėčiau, kai sako, atvažiuoti, bet kaip jisai, tai greičiau, kad sudėtingai išeitų. Matai, kas ir prieš tos visokius pidrastus kovojo, dabar lyg tai sveikinu pidrastą ir dalyvauju renginį. Nu, ne tai, kad sveikina, tiesiog apsilankot renginį. O jūs kaip atlikėjas jo nežinot, nepatinka jums jo dainos? Nu, matai, koks dalykas, gali dainos ir patikti ar panašiai, bet čia vis tiek pats dalykas būtų, kadangi jis yra, nu, kaip čia pasakyti, jau orientacija jo aiški, tai man jau geriau ignoruoti būtų tokį renginį. Bet karalienė pati išventino, yra Seras, nu, Eltonas Džonas, visam pasaulyje žinomas. Nu, kas, kad apsiženės už tą vyro? Žiūrėk, ar tu man galėtum rytoj ryte paskambinti kokią 8:30, 10, ne pusė 9, nuo 9 anksčiau. Nu, galiu, drąsiai. Aš biškai pasitarsiu. Čia į Kauną atvažiuoja Eltonas Džonas. Eltonas Džonas, jo, didi žvaigždė, suprantat, ir nu, būtų smagu, kad... Gerai, aš paskambink rytoj, gerai? Tai kaip ir galima tikėtis, ar ne, susitikimo? Nu, žinok, aš dar biškai pasikonsultuosiu. Jo. Nu, bet... Gerai? Rytoj tau pasakysiu, paskambink. Gerai, rytoj ryte? Nu, gerai, Petrai, gerai. Gerai. Kas tas Eltonas Džonas? Kas tas Eltonas Džonas? Buvo jo pirmas klausimas. Oi, geras. Petriukas, maladėts. Kaip visą laiką, ne? Savo stikiai. Taip ar ne, nu tai? O, dieve. Jo, rimta. Reikia būtinai mums pasikviesti į laidą. Tiek čia prisijuoksim, žinokit, taip jis prijuokins pas aš įsivaizduoju. Aš manau, kvizus reikia uždavinėti. Bet žiūrėk, jis su kažko čia tarėsi. Jo, reikia pasitart. 8:30 rytoj reikėtų paskambinti. Bet gerai, taip, atsilaikiau, ne, kai anąkart sakė, jisai taip paskui, bet gerai atstovėjau, ne? Oi, gerai, linkėjimai.